7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Okay, of course, we were waiting that game a lot, 3 weeks, basically. Happy about the win. It was unmatched energy we brought on the court today. We had 99 possessions, so the pace was really high. For this game, it forced a little bit unforced turnovers, actually, which, it will happen when you are playing this up-tempo game. But overall, we were dominant on rebounds, and also in this game, we could share the minutes as well. So still a lot of things to improve. And talking about the group, job is not done because still 2 games left and both games are away, so job is not done. Po pirmosios mačo pusės buvo toks keistas rodiklis, kad turėjo daugiau klaidų negu pravestų metimų. 10 pravestų metimų, 13 klaidų. Per antrą mačo pusę buvo 4 klaidos. Kažką pakeitėt žaidime? Intensyvumas lyg ir išliko jūsų minėtas, bet klaidų gerokai sumažėjo. Tiesiog turim taisyklės, kai kurios persivarant kamuolį į kitą aikštelės pusę ir tų klaidų labai buvo daug. Norėjom juos turbūt dėl to pralaimėjimo Vokietijoje, norėjom turbūt juos nulaužti per 10-12 minučių pirmų, tas nevyksta. Tas nevyksta paprastai ir nekantrus paprasčiausiai buvom ir labai tų vaikiškų klaidų, paskui šiek tiek nusiraminom po didžiosios pertraukos ir buvom šiek tiek geresni ir šiek tiek stipresni su kamuoliu. Tai tiek, o nieko tikrai mes ten nepakeitėm. Turim paprasčiausias taisyklės, kur gynėjai turi būti geresni persveriant kamuoliu, ne dideli kartais, kurie... Žodžiu, daug tokių klaidų vaikiškų, kurių tikrai buvo galima išvengti, bet prie tokio tempo, kokį šiandien žaidėm, klaidų bus. Per 6 sezonus Rytė turėjo tokių smagių taškų rinkėjų antroje pozicijoje. Gaudulkas yra buvęs, Posteris yra buvęs, dabar Džerikas Hardingas. Ar galite jų kontekste palyginti šitą žaidėją, ko panašus, kokio toks jis yra? Visi yra išskirtiniai. Gaudulkas iš vis legenda. Markusas save padarė čia legendą ir palinkėsim tą patį Hardingui po šitą sezoną, per šitą sezoną įeiti tam optimalią savo formą ir nešt toliau tokius rezultatus, bet čia, žinot, vienos rungtynės ir sekančios rungtynės nuo 0-0, žinom, kad kuo toliau to jam ir gynybos pančių bus daugiau, dėmesio bus daugiau ir panašiai, bet tam mes turim kitus 11 žaidėjų, kuriuos turim irgi pajungti. Kiek pačiai komandai psichologiškai reikėjo tokios pergalės triuškinančios, kaip sakė, taškų prasme, taip pat rezultatyvios labai, kiek psichologiškai galbūt to reikėjo? Tai kiekvienos pergalės reikia psichologiškai, o taškų skirtumą mes akcentuojam ne pirmus metus ir žaidėjai tą supranta ir tikrai norėjom tą padaryti ir net pastebėjot paskutinę ataką mes tikrai rengiam ir norėjom tikrai dar tuos 2 ar 3 taškus pridėti. Tai, o psichologiškai, aišku, vis laik smagiau laimėti ir ypač prie tokių fanų. Rungtynių kažką atrodė piktelės, pasakėt varžovų treneriui, nepasisveikinot su asistentais ir žaidėjais, pataisykit, jei klystu, kas tam buvo? Nieko nebuvo, negaliu aš sakyti, čia yra, vadinkim taip, paėmėmės tą 3 savaitės atgal asmeniškai, nes pagal mus nebuvo paprasčiausio fair play iš varžovų komandos pirmose rungtynėse. Rungtynių Kaune kalbėjot, kad Žalgiris turi 7 gynėjus rotuoti, jūs rotuojat 4, ieškant pastiprinimo gynėjų linijų. Kaip jums variantas būtų Simoną Lukošių kažkiek išbandyti ten, ką jis tarsi darydavo NCAA lygoje. Ar matote galimybę jam gynėjų linijoje žaisti daugiau negu tuo išpildytojo? Simas gali žaisti su kamuoliu, tą įrodė kažkiek tose priešsezonėse rungtynėse, aišku, oficialios rungtynės, kur reikia būtina laimėti, yra visai kitas svoris, atsakomybės prasme, rezultatų prasme ir taip toliau. Ir mes per daug
Negalim eksperimentuoti, aišku, vienas gynėjas buvo iškritęs, ar Jordano nebuvo, ar Jericho nebuvo, jis ir žaidė tuo antru, kartu su Radzevičium, kuris žaidė trečiu, tai jis to jau galimybių gavo. Ir taip, tai yra kiekvieno žaidėjo lygio, kaip pasakyti, kiekvieno žaidėjo lygis yra persikvalifikuoti per pozicijas, ypač tam šiuolaikiniam krepšinį ir Simas tą gali daryti. Ką Simas turėtų pagerinti, kad gautų daugiau žaisti minučių jūsų komandai? Ką norėtumėt pagerinti? Visko po truputį. Bet, žinot, ką žais daugiau, tai kiek tas žais daugiau. Šiandien pasilygino minutės, Simas žaidė 16,5 minučių. Kiek jūs įsivaizduojate Simą pirmą sezoną prie Radzevičiaus, keičiant Radzevičių? Šiandien blautas buvo. Tai va čia Radzevičių pasisodinam ir pakalbam apie tą. Tai viskas tvarko, jisai mums tikrai padeda ir padės. Ir sakau, kažkas traumą gauna, jisai pasislenka per poziciją. Gal bus ir tokių rungtynių, kur pastumsim į 4. poziciją. Viskas su juo gerai, viskas tiek gynyboje ir pražangas geras pasidaro, ir stopus didelius padarė šiandien. Ir metimų norim surasti jam daugiau. Ir bus ta savaitė, kur vadinkim, bus daugiau tų treniruočių. Nenorim būti tik tai pick and rollinė komanda. Tai norim būti įvairesnė ir ten Simas yra šiek tiek įvairesnis, ne tik pick and roll žaidėjas. Jis gali žaisti ir nuo kamuolio. Tai tą bandysim kažkiek jau ne kartą minėtą balansą rasti kiekvienam žaidėjui. O čia minutės, tai žinot. Stengiamės dalinti. Mes treneriai labai vertiname patirtį žaidėjų. Čia jam irgi reikia dėti, bet čia mes neužkabinsim to patirties bagažo jam. Bet viską jis gerai daro ir, manau, bildinasi savo statusį karjerą. Normalu. Rytas tikriausiai vėl bus didžiausias rinkinės donoras per FIBA langą, kas eilę metų jau vyksta. Tikriausiai tos 3 savaitės iki FIBA lango yra labai svarbios jūsų treniruočių kokybei, ne? Kaip žiūrite šitą artėjantį 3 savaičių laikotarpį iki FIBA lango ir gal galite atskleisti, kiek žaidėjų neturėsite per FIBA langą? Kiek girdėjau, 5 lietuvių. Jerikas Lenkija. Šitas Kajus Brunkė klaustukas dėl Vokietijos ir Jacobas nežais už Makedoniją, nes Makedonija iškrito iš pasaulio čempionato atrankos, jie ten toliau nepraėjo, bet būtų žaidęs už Makedoniją, tai turbūt mano skaičiavimai 7. O kaip išnaudoti, aišku, svarbu kaip iki to ir kaip mes grįšim po to, tai gerai, kad rungtynės turime LKL po to grįžtant dar sužaisti iki čempionų lygos rungtynių, bet po antro to lango mes tokių net neturėsim, nes tas LKL savaitgalis gaunasi laisvas. Tai ten bus didesnė problema.